Klausyk. Vairuok atsargiai. Radio Gama. Radio Gama. Universitetas tampa labiau susietas su jūrinė specifika. Mes nesikišam matyti žemės ūkį, bet labiau einame į tai, kas susieta su jūra. Ir Vilniaus ar Kauno aukštosiom mokyklom tikriausiai būtų sudėtinga dirbti su šiom sritim, nes vis dėlto mes esame arčiau jūros. Teigiamų energijų laida su Klaipėdos universiteto mokslininkais. Mokslininkais, kurie kaip tik balsiai pastebėjo daktaras Aleksandras Paulauskas, kūnų ir protų, o dėl to ir darbais arčiau jūros. Laivų inžinieriai, projektuotojai, statytojai, perkūrėjai, perdirbėjai, žmonės, kurių dėka mes vis tobuliau pasiekiam kitą krantą. Nepaslaptis, Klaipėdos universitete laivų inžinieriai vienas tų protų variklių sparčiai varančių universitetą jūrinę kryptimi. Laivo gimimas ypatingas, įdomus ir malonus procesas, sako didelių vandenų ir juose plaukiojančių laivų suviliotas Klaipėdos universiteto jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto jūrų inžinerijos katedros docentas daktaras Vasilijus Diečkovas. Kas įkvepia ir skatina mokslininkus kurti naujus laivus, tobulesnę laivo įrangą, sandarą, korpuso konstrukcijas, laivo statiką ir hidrodinamiką bei kitas laivo dedamasias. Kas tie laivų kūrėjai ir kokie konkretūs jų darbai, kuriais galim didžiuoti šiandien ar darysime tai ryt? Užduokim toną mintims, pirmiausia su daktaru Vasilijum Diečkovu. Tai, kas liečia laivų projektavimą, statybą, patį laivo gyvavimo ciklą. Man asmeniškai tai yra labai įdomus procesas. Kai tu suprojektuoji, pabraižai ar laivo konstrukcijas, ar paprasčiausiai sumastai, aš noriu matyti tokį laivą. Ir po to jisai yra pastatomas, turi galimybę jį išbandyti, su juo paplaukiot. Tai toks labai malonus jausmas, kai tavo darbo rezultatai yra įgyvendinami ir naudojami. Labai dažnai tas pats inžinerinis darbas labai glaudžiai susietas su mokslu. Tai yra su tom naujom žiniom, kurios jau žinomos, kurios galbūt ir mano pačio pagamintos. Aš jos galiu taikyti naujų laivų kūrimui. Tokiu būdu gaunasi nauji, inovatyvūs produktai, geresni laivai, kurie, sakykime, pigio eksploatacijoje, vežančio kuo daugiau laivų savininkui. Tai mes žingsnis po žingsnį artėjam prie tokių rodiklių. Ir aišku, dabar atsiranda vis naujų galimybių, kompiuterinė technika vystosi, programos vystosi, atsiranda galimybės modeliavimo, nes dabar laivai modeliuojami trimatėje erdvėje. Galima pavartyti, pažiūrėti, kaip kas išdėstoma, ar teisingai viskas padaryta. Ir vėlgi, dėl tų inovatyvumų iš mokslinės pusės. Anksčiau nebuvo galimybės kitaip patikrinti, kaip jau pastatant laivą arba atliekant kažkokius tai bandymus baseine. Dabar tų kažkokių tai labai brangių bandymų galima bent dalinai išvengti atliekant modeliavimus. Tai yra su skysčių dinamikos programa galima sumodeliuoti, kaip vanduo apteka laivo korpusą, koks bangavimas susidaro. Galima įvertinti tiksliau, kiek laivas naudos energijos, kad išvystyt tam tikram greičiui ir kiek jisai tuo pačiu naudos kuro. Tuo ir pagrįsta nemažai tų mūsų tyrimų korpuso optimizavimo, kad sumažinti tą patį kuro sunaudojimą, oro taršą, kas yra taip pat labai aktualu visam pasaulyje. Yra tokių daug konvencijų, kurios paprasčiausiai riboja tos išmetimus, išmetamasias dujas. Ir tai skatina tą mokslinę veiklą, duoda galimybę atlikti daugiau tokių tyrimų. ES konvencijos ir kiti teisiniai įpareigojimai laivų savininkams yra viena priežasčių kreiptis į mokslininkus dėl laivų patobulinimo galimybių. Kolegai antrina antroji mūsų šios laidos pašnekovė, Klaipėdos universiteto jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto dekanė, jūrų inžinerijos katedros docentė daktarė Rima Mickevičienė. Vienas tokių įpareigojimų – neseniai atsiradusi prievolė valyti laivo balastinius vandenis. Galbūt daug kas ir girdėjo apie balastinių vandenų valymo konvenciją, kuri buvo ratifikuota šių metų rugsėjo 8 dieną
Tai reiškia, kad po 12 mėnesių įsigalios ir naujai statomi laivai turės turėti balastinių vandenų valymo sistemas. Reiškia, jau eksploatuojami laivai priklausomai nuo jo dydžio, tam tikrų laikotarpių, praeidami techninę apžiūrą, taip pat turės instaliuoti valymo sistemas. Šitoje vietoje mūsų mokslininkai mano, kad svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad pasitelkiančio laikinės projektavimo sistemas, kurios leidžia surasti pavojingų įtempių koncentracijas laivo korpuse, surasti jas ir sustiprinti. Reiškia, laivo korpuso lakštų storį sugebėjo sumažinti iki, pavyzdžiui, 16 mm storio nuo 25. Tarkim, prieš gerus 30, 40 ar 50 metų toks pat laivas, tokiu pat gabaritų būtų pastatytas iš 25 mm storio lakštų, aš kalbu apie laivo apkalą, o dabar, tarkim, yra 16. Aišku, plienas iš esmės nėra geresnis, kokybiškesnis ir korozijos atžvilgiu jisai nėra atsparus visiškai. Vadinasi, korozijos poveikis laivo konstrukcijom nemažėja, o laivo korpusą korozija gali paveikti žymiai greičiau. Tarkim, jeigu kritinis matmuo būtų pusė likusio storio, tai ar 25 per pusę, ar 16 per pusę. Kyla pavojus. Iš kitos pusės labai griežtėja ir reikalavimai antikoroziniai laivo korpuso konstrukcijų apsaugai. Korpusas yra dažomas, vidinės konstrukcijos taip pat yra dažomas, balastiniai tankai dažomi taip pat iš vidaus, yra anodai kabinami. Žodžiu, procesas yra lėtinamas kiek tik įmanoma, bet nepaisant to, tai yra kritinės vietos laive. Jeigu mes pradėsime valyti balastinį vandenį, labai populiari technologija yra chloravimas, tai chloravimas, kaip žinia, jisai spartina koroziją, vadinasi, poveikis konstrukcijom gali būti daug didesnis. Tai mes ir atliekame įvairius eksperimentus, bandydami įsitikinti, kas būtų, jeigu būtų. Kita priežastis lemianti mokslinių tyrimų pradžią – individualūs laivų savininkų pageidavimai, pastebi daktaras Vasilijus Diečkovas. Yra tokių tyrimų, kurie galbūt nesusijęti su konvencijom, bet susijęti tiesiogiai su laivo eksploatacija, su laivo savininko pageidavimas, kad laivas ten plauktų greičiau, būtų stabilesnės kurse. Taip toliau. Yra skirtingų uždavinių, sakykime, pas mus Lietuvoje yra gaminami keleiviniai laivai ant povandeninio sparnų. Tai laivo savininkas ar statytojas tuo pačiu kreipėsi į mus, kad norėtų bendradarbiauti, kad bendrai mes galėtumėm patobulinti tą laivą. Yra gamintojų, kurie nori statyti greitus laivus, greitus katerius. Čia taip pat tenka kartais ir pačiam įsigilinti, pasimokyti, kas jau yra padaryta. Galbūt čia jau ir nebeverta išradinėti, o galima kažką tai panaudoti. Arba paimti jau, kas yra padaryta ir gal patyrinėti, padaryti kažkokius tai patobulinimus. Mokslininkai tyrinėja ne tik atgautų žinių, bet ir kad tos žinios iškart praktiškai įsikūnytų laivuose. Galimybių daug, vardija daktarė Rima Mickevičienė. Mūsų mokslinius tyrimus galima pritaikyti projektuojant laivus, optimizuojant bet kokių plaukiančių objektų formas, gaminant metalinės konstrukcijas, prognozuojant jų ilgamžiškumą. Kodėl tokia įvairovė? Viskas sukasi apie laivą ir jūrinę infrastruktūrą. Tai ne fundamentiniai, o taikomieji moksliniai tyrimai, akcentuoja ir daktaras Vasilijus Diečkovas. Yra fundamentinis mokslas, ne, yra taikomasis. Fundamentinis gal ten atomai, dar kažkas, tokie dalykai. Mesgi darom tokį taikomąjį mokslą, kur pagerinam kažkokius tai, sakykime, mūsų atveju laivų eksploatacijos rodiklius, sumažinam kūro sunaudojimą, ko reikia laivo savininkui. Jisai nori vežti kuo daugiau krovinių, greitai, sunaudoti kuo mažiau kūro ir kad būtų laivas patogus eksploatacijai ir kuo mažiau remontuoti jį. Tai sakykime, visas tas mokslas ir yra nukreiptas į laivo savininko norus išpildyti. Aišku, neišeina taip padaryti, kad viskas būtų pigu ir labai gerai, bet kažkokie tai patobulinimai visą laiką daromi. Kartais jie lieka tik teoriniam lygmenį, kartais jie yra įgyvendinami praktikoje. Čia jau priklauso daugiau nuo to pačio savininko finansavimo galimybių ir taip toliau. Tas mokslas, sakykime, pats tai kažkaip po mano disertacijos gynimo mano konsultantas pasakė, sako, galima įsivaizduoti mokslą kaip sieną iš plytų. Kiekvienas mokslininkas įnešant kažką tai savo, įdeda į tą sieną kažkokią tai savo plytą. Jisai po mano disertacijos pasakė, kad šis doktorantas, sako, įdėjo savo plytą į tą sieną. Po plytą neša ir šiandienos Klaipėdos universiteto doktorantai, kurių darbais galime pasidžiaugti.
Mūsų magistrantų buvo iniciatyva, aš vadovau šitam projektui, jie suprojektavo ir pagamino, kas yra gan retas atvejis ir iš dalies net savo lėšom pagamino autonominį plaukiantį įrenginuką, tai yra tokį plaukiantį robotuką, kurį jūs užprogramuojat tam tikriem darbam. Jisai apiplaukia, sakykime, uosto akvatoriją ir išmatuoja gylius. Nes paprastai tai daro uosto administracijos hidrografinis padalinys, jisai turi stebėti gylius uoste, kad laivai galėtų saugiai plaukioti. Tokia inovacija leis žymiai sutaupyti laiko, nes nereikia didelės komandos, kad eksploatuoti laivo, nereikia deginti kuro, teršti aplinką ir taip toliau. Šitas aparatas veikia elektros energijos, turi savyje akumuliatorius, valdomas iš kranto, tai reikia vieno operatoriaus, kuris užduoda jam tam tikrą maršrutą ir kiek dažnai jisai turi nuimti duomenis, matuoti gylius ir paleidžia tą aparatą. Tas aparatas yra labai nedidelis, telpa į automobilio bagažinę, tai gali panešti vienas žmogus. Ir labai toks inovatyvus dalykas ir aišku pasaulyje dabar daug yra kūriama tokių aparatų, skirtingų aparatų, bet mes ir Klaipėdos universitete taip pat toliau vystom šitą dalyką, sakykime, jie taip užsikrėtė tą idėją ir dabar gaminam šiek tiek didesnį aparatą, tokį našesnį, kuris galėtų ir ilgesnį laiką dirbti ir nešti tokią rimtesnę įrangą, galbūt daugiau atlikti visokiausių matavimų, ekologijos požiūrių ten arba tos pačios gylių matavimo, kad sekančiais metais jau paleisim didesnį. Vis didesnių rezultatų tikisi mokslininkai, rezultatų laukia ir laivų statytojai. Su uosto įmonėm bendradarbiaujama įvairiomis kryptimis, sako daktarė Rima Mickevičienė. Bendradarbiam jau vien tą kryptim, kad rengiam jiem inžinerinį personalą, o berengdami, nori nenori, turim susipažinti su jų problemomis, su jų technologijomis, kartu su jais domėtis, kas naujo pasaulyje, lankytis įvairiose parodose, na ir spręsti kai kurios tokius probleminius klausimus, tuo metu iškylančias problemas. Iš tokių didesnių darbų tarptautinio projekto EcoRefitec metu nustatytas arba identifikuotas technologijos, kurias mažiau teršia aplinką ir kurios yra naudojamos kaip tik laivų statyklose ir laivų remonto įmonėse. Nes absoliučiai švarių technologijų čia nerasi, bet galime susirasti tai, kas yra geriau regionų, ypač pas mus, kai laivų statyklos, laivų remonto įmonės vis tiek yra arti miesto arba pačiame mieste. Vyrauja vakarų vėjai, kurie galima taršą gali nupūsti į miesto pusę, į gyvenamosius rajonus. Proto tonai. Teigiamų energijų laida su Klaipėdos universiteto mokslininkais. Aktyviai bendradarbiaujančiais su visomis Europos ir gausybė pasaulio šalių. Kol vėjai laiko nenupūtė, kiek spėsim, susipažinkim su mokslininkų komanda. Jeigu kalbėti apie mūsų fakultetą, branduoliukas, kuris užsiema laivų projektavimu, korpusų formų optimizavimu, laivų hidromechanika, metalinių korpusų gamyba, tai keli žmonės besispecializuojantis šitoje srityje, tai docentas daktaras Vasilijus Dečkov, docentas daktaras Jonas Čerka, aš Rima Mickevičienė, kai kurie kiti kolegos. Bet kadangi mūsų tyrimai yra tokie labai dabar tarpkryptiniai, tarpdisciplininiai, paprastai mums tenka atskiriems klausimams spręsti, kviestis kolegas iš kitų padalinių. Pavyzdžiui, jeigu mes norime sukurti autonominį plaukiantį objektą, kažkokį prietaistą, tai mums reikia pasikviesti ką nors iš inžinerijos katedros, kad sukurtų valdymo programas. Jeigu mes tyrime konstrukcijų ilgamžiškumą, patikimumą, kreipiamės į tuos, kurie padeda nustatyti mechaninės savybės, atlieka kai kurios stipruminius skaičiavimus. Aišku, būtų galima pasėdėti, paskaityti, gal išmokti, bet laikas irgi yra labai svarbus kriterijus. Tos idėjos, ta informacija labai greitai pasens. Viską reikia pateikti laiku, ne per vėlai. Kad pavyktų laiku, padeda ir doktorantai. Turim ir jaunų mokslininkų, turim neseniai apsigynusių, dabar kurie studijuoja doktorantūrai. Ta jaunoji karta, jinai reikalinga, nes nėra mūsų daug, jeigu kalbėt apie laivų projektavimo statybos sritį. Kartais paprasčiausiai neužtenka, neturim rankų padaryti tai, ką norėtųsi padaryti.
tos srities vystymui, nes planų yra daug, bet visko nespėjom paprasčiausiai gyvendinti. Iš tos gausybės padarytų darbų, prašau įvardinkit, koks laivas yra tas, kurio atsiradimu didžiuojatės, nes patys padėjote jam atsirasti. Gerbiamas Vasilijau. Žinokit, jeigu taip kalbant apie žinomą laivą, čia vat Lietuvoje, čia būtų laivas Mintis, nes man teko iš universiteto pusės prižiūrėti jo projektavimo ir statybos procesą. Aš tiesiogiai dalyvavau, kai buvo ruošimas projektas, taip pat eidavau į cechą, stebėdavau, kaip buvo virinamos konstrukcijos, tikrindavau suvirinimo siūlės. Čia buvo grupė žmonių, tuo pačiu dalyvavo ir dabartinės kapitono padėjėjas Tomas Žapnickas. Mes pagrindę su juo nemažai darbo padarėm kartu. Buvo ir kitų žmonių, kurie rūpinosi įrangą, bet jeigu taip pasakyt, koks čia laivas, tai čia būtų laivas Mintis. Mintis iš minties ir didelio darbo, kuriam reikia ne tik žinių. Gyvenam technologijų amžiuje ir technologijos mums padeda. Tačiau, gerbiami mokslininkai, jūsų mokslinėme inžinerinėme darbe, prisipažinkit, ar tenka dar į rankas vatmano lapą ir paprastą medinį pieštuką paimti? Braižau aš ant lentos, kai reikia ką nors paaiškinti studentams. O šiaip tai tikrai ant vatmano galima jau šiais laikais paišyti turbūt. O šiaip viskas yra padaroma kompiuterio pagalba, automatizuotų programų pagalba ir paskui atspausdinama. Tas darbas su pieštuku pradėjo taip, nesakyčiau, kad išnykti jisai vis vien iki šiol kartais labai reikalingas, nes nuėjus ten kažkur tai į cechą arba paprasčiausiai aptariant su užsakovu, kokio jisai laivo nori, iškart su kompiuteriu pabraižyti neeina. Reikia vis vien padaryti eskizą, ar taip mes viens kitą suprantam ir tada jau su tuo eskizu sėst prie kompiuterio ir galvot, kokias čia linijas reikėtų pabraižyti, kad gautųsi tai, apie ką kalbėjom, ką nori tas užsakovas. Aišku, dabar tos naujos technologijos, ten trimatis projektavimas, jisai pagreitina tam tikrus procesus, nes kai mes anksčiau laivo korpuso formą braižiam su ranga, tai mes sugaišdavom daug laiko. Dabargi tai yra padaroma trimatė erdvėje, paprasčiausiai yra modeliuojama jau pilnai paviršiai. Tai tada jau patempia tam tikrus taškus, jau galit sumodeliuoti tam tikrą paviršių, pažiūrėti, jį pasukinėti, kaip jisai atrodo, korpuso formą galima įkelt į skaičiuojamųjų skaičių dinamikos programą, pažiūrėti, kaip elgiasi laivas vandenį, jeigu ten kažkokių tai yra problemų, tai jūs vėl patvarko šiek tiek korpusą, vėl įkeliat. Tai vat yra toks iš tos pusės patobulinimas, bet visiškai pieštuko atsisakyti neišeina. O dabar keletą žodžių tiems, kam darbas su pieštuku, tikrų apčiuopiamų ar virtualių kompiuterinių, atrodo patrauklus ir įdomus, o dargi laivai žavi. Turiu galvoje jaunąją kartą galvojančią apie laivų inžinerijos studijas. Aš visada sakau jauniems žmonėms, kada ir pasakoju apie laivų projektavimą, kad tai yra specialybė su daugeliu galimybių, nes galima dirbti ne tik prie laivų konstrukcijų, statyti, projektuoti. Yra įmonių, kurios užsiiminėja visokiausios įrangos tiekimo. Yra tik tai Klaipėdoje daug labai galimybių. Visam pasaulyje yra daug, nes čia yra didelė pramonė. Laivas yra didelis, sudėtingas inžinerinis įrenginys, kuris reikalauja visokiausių kompetencijų. Bet vėlgi, jeigu jaunam žmogui toks darbas imponuoja arba tokios perspektyvos, tai jisai galėtų rinktis ir tokią specialybę. Paprasčiausiai, pirmiausia, reikėtų klausytis širdies, o toliau jau gyvenimas parodo. Jei nežinai, ką gyvenimas parodys, klausk inžinieriaus, tik pajuokavus apie plačias mokslininkų galimybės ir pasiteiravus, ar ateityje neplaukiosim laivais iš plastmasės, docentė daktarė Rima Mickevičienė nesutriko ir pasidalino keletų profesinių įžvalgų. Na, gal su laiku jie bus kombinuoti. Aš tikiu, kad taip gali būti. Plieniniai korpusai, jie yra pakankamai sunkus, o kadangi vis tiek statomi laivai dideli ir vis didėja, dabar vėl yra tokia tendencija, toks sunkus didelis korpusas, jisai judėdamas reikalauja daug energijos, nėra toks energetiškai efektyvus, pasipriešinimas jo didelis. Jeigu tokį didelį laivą statyti iš aliuminio,
lydinių. Paprastai iš aliuminio lydinių stato greitaigius laivus, lengvesnius laivus. Arba didelių laivų antstatus. Dėl to, kad laimėti masės sumažinimą. Tarp kitko, mūsų mokslinių tyrimų laivo mintis antstatas irgi yra iš aliuminio, nes ten irgi aktualus buvo grimzlės klausimas. Dabar daug karinių laivų mes žinome, kad yra irgi iš kompozitų pagaminti. Korpusai yra tokie plastikiniai. Čia susiję turbūt su kitais dalykais, kad jie būtų nemagnetiniai, kad jie būtų tylus ir taip toliau ir panašiai. Sportiniai maži laivukai yra iš kompozitų gaminami. Na, aš manau, kad ateities laivuose kompozitai užims vis didesnę dalį. Pavyzdžiui, kokie nors triumų dangčiai bus iš kompozitų, galbūt kai kurios antstatų detalės. Šiais laikais jau yra sprendimų pagaminti kompozitiniai sraigtai. Sraigtas pagamintas ne iš nerūdijančio plieno, ne iš bronzos, kaip yra įprasta, bet jau yra pagamintas iš kompozitų. Toks irgi tylus, lengvesnis. Yra tokių pavyzdžių. Matysim, kas nugalės. Tokių laivų, kurie tarnautų 100 metų, kažin ar bereikės. Reikia galvoti apie tai, kaip tos laivus perdirbti, kaip tuo metu efektyviai naudoti ir taip toliau. Proto tonai. Teigiamų energijų laida su Klaipėdos universiteto mokslininkais. Per 25 metus sudalyvavusiais daugiau kaip 3000 Lietuvos ir užsienio mokslinių konferencijų. Metas pasisemti įkvėpimo. Kaip jau tapo įprasta laidai besibaigiant, prašau pasidalinti asmeninę patirtimi kopiant mokslo aukštumų link. Kadangi daktaro Vasilijaus Diečkovo trumpą istoriją girdėjome praėjusioje laidoje, šį kartą teiraujusi daktarės Rimos Mickevičienės. Gimiau Klaipėdoje, baigiau dabartinę Vytauto didžiojo gimnaziją, įstojau į Kauno Politechnikos instituto Klaipėdos fakultetą. Pasirinkau tam momentui gana moteriai egzotišką studijų programą laivų mašinos ir mechanizmai. Labai norėjau studijuoti kažką apie laivus. Ši programa tais metais buvo nauja. Mano tėvelis dirbo laivų remonto įmonėje ir visą laiką minėjo, kad stok į sunkiąją pramonę, nepražūsi. Man inžinierinis darbas atrodė artimas sielai, dėl to aš ir pasirinkau šitas studijas. Mokiausi grupėje, kurioje pirmam kurse buvo 30 vyrukų ir aš viena mergina. Ir toks momentas mano istorijoje buvo. Bet sekėsi gerai, susigyvenom, aš buvau net tos grupės seniūnė. Baigusi studijas pradėjau dirbti laivų remonto įmonėje. Remontavau žvejybinius laivus, dirbau technologę, darbas nelengvas, sukūrus šeimą, pasigimdžius dukrą, supratau, kad pakankamai dėmesio skirti negalėsiu ir pasirinkau akademinę veiklą. Pradžioje nuėjau į Klaipėdos politechnikumą, o po kiek laiko mane susirado jau tada Klaipėdos universiteto dėstytojai ir pakvietė dėstyti. Po 5 metų apsigyniau technologijos mokslų daktaro vardą transporto inžinerijos srityje. Na ir pradėjau jau mokslininko karjerą. Aišku, nesu tikra mokslininkė, visą laiką lygiagrečiai turiu kokią nors administratoriaus poziciją. 5 metus po baigimo dirbau prodekane, dabar jau 10 metus dekane. Tai atima daug laiko ir, aišku, mokslui to laiko tenka skirti mažiau, bet stengiuosi išbūti ant pulso. Ir žinoma, mintis apie Klaipėdos universitetą, kurio vardui šiemet garbingi 25. 25 metai universitetui, tai yra labai nedaug. Drąsiai galima sakyti, kad tai jaunas universitetas, jo tradicijos tebekūriamos, taip pat kūriama ir infrastruktūra. Galbūt ne vienas mano kolega jau minėjo, kad yra statomos laboratorijos, mokslinės laboratorijos, atviros prieigos centras jau yra sukurtas, tos laboratorijos taip pat dirbs atviros prieigos principais, atitinkamai šita infrastruktūra bus panaudota ne tiek mokslinio, bet ir studijų reikalams. Kita vertus, mūsų vystomų tyrimų, prioritetinių tyrimų aprėptis yra labai specifinė. Mes domimės jūros mokslais ir jūros technologijomis, ko nedaro kiti Lietuvos universitetai ir jų atviros prieigos centrai. Dar vienas momentas yra labai svarbus, nors ir mes ir jaunas universitetas, bet jau jaučiame tam tikrą įtampą, mažės studentų skaičius, vėl turime persiorientuoti, labiau galvoti apie rinkodarą. Nuo kitų metų startuoja STEM centrai. STEM tai Science, Technology, Engineering, Art, Design ir Mathematics, matematika. Jau yra visuotinai pripažinta, kad tiksliukų trūksta ir dėl to mokyklų moksleiviai bus pradėti anksčiau orientuoti į tokius mokslus. Tiesiog stengsimės patraukliai jiems parodyti tai, ką darome ir prisiauginti tuos naujus žmonės, kurie ateityje mus pakeis.
Matau tą universitetą visapusiškai ir matau ir mokslinę pusę, ir kokias yra galimybės. Ateina nauja infrastruktūra mokslinė. Turėsim gerų įrenginių, kurie mums leis tobulinti tą mokslą. Universitetas vystosi, auga tarptautinis bendradarbiavimas, tarptautinė projektinė veikla. Yra daug iniciatyvių žmonių, kurie neabejingi universiteto gyvenimui. Reikia dar daug kuo nuveikti ir yra daug darbų. Prototonai Klaipėdos universiteto jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto dekanė, jūrų inžinerijos katedros docentė daktarė Rima Mickevičienė ir docentas daktaras Vasilijus Diečkovas. Ačiū, pliusas jums. Prototonai. Teigiamų energijų laida su Klaipėdos universiteto mokslininkais. Laidą rengia Klaipėdos universitetas kartu su Klaipėdos krašto radijo stotimi Radio Gama. Dalinai finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.